čia susirinkusiems. Labai džiugu matyti čia jūsų tiek daug. Sveikos, mielos mūsų mokyklos viešnios ir iškart pristatau Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus formaliojo skyriaus vedėją Vilija Daškevičienę ir Kauno muzikinio teatro primadona Nomeda Vilkanauskaitė. Sveiki, mėly visi panemunukai, vaikučiai, mamytės, tėveliai, močiutės ir seneliai. Šiandieną susirinkome tam, kad jaukiai, smagiai, šiltai, paprastai paminėtume ypatingą dieną Lietuvai. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Taigi, ir priklauso kiekvienai iškilmingai progai, labai kviečiu visus dabar atsistoti ir šitą šventę draugiškai sugiedoti Lietuvos valstybės himną. Lietuva tėvynė mūsų turi pilių žemę, virš praeities tavo sūnus plės stiprybę seną. Tegu tavo vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa, mūžia meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė žydi. Minėsime ypatingą šventę. Minėsime 96-asias Lietuvos valstybingumo metines. Savo darbais ir dideliais ir mažais, savo svajonėmis, savo žiniomis, savo mokėjimais, kuriuos jūs šiandieną mums demonstruosite, jūs puikiausiai parodote tai, ką kiekvienam iš mūsų reiškia žodis tėvynė. Prie Nemuno žilo, prie ošiančio šilo dainuoja dainas Lietuva. Čia šlama ir ūžia aukštaičių giružės, žemaičių tvirti ąžuolai, čia dzūkų artojo dainas atkartoja smėlėtų kalnelių šilai. Labai smagu, vaikai, kad mes trečią kartą susirenkame į dainuojančios klasės festivalį. Šis festivalis neeilinis todėl, kad mums pritars, akomponuos vaikai labai garsi, turbūt garsiausia Lietuvoje liaudies instrumentų grupė Ainiai. O dabar reikėtų nutarti, kas pirmieji dainuos. Aš paprašysiu 4 klasės mokinės Agnės. Jie ateis ir vaikiškai išskaičiuos. Kadangi praeiti metai buvo skirti tarmėms, tai jūs paklausykite, kokią tarmę Agnė išskaičiuos pirmuosius dainininkus. Ercum, percum, pamagul, parkin varėlis gul. Tie parvirtis prie pirties, aš cilapciem už peties. Ercum, percum, ėmė rėmė, ko tu čia truni varėlį. Aik, Marcina, atsiok, Marcina, ir man į nelys karcilį. Ercum, percum, ėmė rėmė, ko tu čia truni varėlį. Aik, Marcina, atsiok, Marcina, ir man į nelys karcilį. Kokią tarmę šnekėjo Agnė? O kas galėtų pakelti rankas, kas galėtų pasakyti? Na, gerai. Dzūkiškai. Taip, vaikai, Agnė čiulbėjo dzūkiškai.
Taigi, 3 B klasė padainuos suvalkiečių dainą Šalia kelio trobelė, o mes paklausykime, kas toje trobelėje gyvena. Kuri dainuos aukštaičių dainą, duosiu Petrui pupų bliūdą. Iš tikrųjų, vaikai, bliūdą mes nebesakome, mes sakome dubenį. Bet iš liaudės dainos žodžių neišimsit, tai tegul būna pupų bliūdas. Dėkojam pirmajai A klasiai, o aš neseniai sužinojau, kad šitoje klasėje irgi yra viena dzūkaitė, kuri irgi norėtų paporinti mums dzūkiškai, todėl prašau ateiti Aivą. Ir Aivutė, vaikai, jums paseks pasaką apie labai gudrų paukštį pelėdą. Pelėdos akys labai senai, kaip dar jokie gyvuliai neturi akių, Dievas sušaukė, galėtų padaryti jiems akis. Visi žvairys ir paukščiai labai skubėjo ateit pas Dievą. Tik pelėda vos vilkos iš paskos, kai jau sutemo, į pagalau ateit. Dievas rado kažkur patamsiai dideles akis. Ir atidavė pelėdai. Dievas tą padarė, nes tingėjo viešniai naujų patalpų ir neštų nakvynę priimt. Kai jau sutemo, pelėda pagalau parėjo namo ir nuo šiol pelėda mato tik naktį. Dabar kviečiame antrąją A klasę, kuri dainuos dzūkų dainą Kieku kieku. Ten sako, eikit merga šluocė, bernukai laižycie. Tiltas suturnėjo, menai pavirėjo.
B klasės mokinius. Jie padainuos aukštaičių dainą Ožys ilgaragis. Atėję vaikai užgavėnės. Ir Ožys yra vienas iš svarbiausių užgavėnių personažų. Pažiūrėkime, ką mums pirmokai sudainuos apie Ožį ilgaragį.
apie gabalėlius. Mūsų tarpe sėdi vienas dainininkas, kurį matė visa Lietuva per televiziją. Kviečiu psichologą Vytenį, kuris dainavo vienoje televizijos laidoje. Jūs turbūt žinote tokią laidą Duokim garo, tai mes ir paklausime psichologo Vytenio, kaip jis ten papuolė ir kodėl jis dainavo tą dainą ir kokia ta jo daina. Aš groju tokioj grupėj, vadinasi Kūjeliai. Mes dainuojam tokią tautišką folklorinę muziką daugiausiai su įvairiais instrumentais ir mes ten kartu visi pasiprašėme ir mus įsileido tą televiziją, žodžiu. Sure.
padainuos aukštaičių dainą, ar teisybę reikia sakyti? Dzūkų daina Dzūkit, dzūkit. Kol ketvirtokai susirengs į sceną, aš paklausiu vaikų, o kas galėtų dzūkti? Ko mes čia prašome, kad dzūktų? Na, kaip tu manai, kas gali dzūkti? Nežinau. Tikrai nežinau. O tai gal tada ketvirtokai žino, ką reiškia dzūkti? Dūkti. Sako dūkti, tai ir pažiūrėkim, paklausykim. Tai kasgi vis tik čia dzūkė pas mus? Kieno vaikai prašė dzūkti? Nežinau. Ketvirtoji B klasė. Va, jau matau, kas girdėjo, kas dzūkė. Girnelės. Taip, girnelės. O iš ko yra padarytos girnelės, apie kurias dainavo? Iš tikrųjų, vaikai girnelės padarytos iš akmens, už tai ta daina tokia lėta buvo scena, jau skuba antros C klasės dainininkai, kurie padainuos
zanavykų, ar žemaičių daina, ją tiesiog dainuoja visa Lietuva. Taigi, kalveliai scenoje. dainuos žemaitiškai. Bandysiu skaičiuoti, kiek paukštelis kielelė turi vaikelių. Pabandykite ir jūs. Tai gerai, vaikai. Dar viena mergaitė pirmo kėlė kelia ranką. Gal toks pavadinimas? Tiesiog sako, kielelė skraiduolėlė. Aš veina paniulaitė po lazdyno krūmų, augelės rinkau ir riešutėlius krimtau. Aš veina paniulaitė po lazdyno krūmų, augelės rinkau ir riešutėlius krimtau. Keilarla kautelį, tori žemės valakelį, keilarla kautelį, ar ne
suskaičiavo? 9. 10. 10. O mes paklauskim dainininkų, tai kiek tų vaikelių vėliau buvo? 100 malkų kerpa, 2 staliolių ir 2 maliolių. Tai kaip? 8. Aš tai suskaičiavau 114. Ar teisingai? Į sceną kviečiame 4-ąją B klasę. Jie dainuos labai gražią aukštaičių dainą Šių naktelai. Taigi 4-okai prašo manęs, visi plojame. Ta 114. skambėjo labai graži aukštaičių daina, o dabar paprašysim tikrai dar aš klausimą uždaviau, tai iš kokiosgi pasakos ta daina? Iš tikrųjų, tai daina labai sena, bet jis skambėjo vienoje šiuolaikinėje pasakoje. Obuolių pasakos.
teikti gėlių mūsų brangioms viešnioms, kurios labai džiaugiasi. Mačiau, kad džiaugiasi.